Pirmajame skaitinyje pranašas Malachijas mums siunčia perspėjimus, primindamas, kad viešpaties tas tikrasis sugrįžimas su gale, jisai bus su tokiom pasiekmėm. Vieniems tos pasiekmės bus laimingos, o kitiems pražūtingos. Malachijo pranašo knyga, 3 skyrius, 1-4 eilutės ir paskiau ten 23-24 eilutės sako, kad štai jis ateina, sako kareivių viešpats, tačiau kas ištvers jo atėjimo dieną ir kas išlaikys, kai jis pasirodys. Ir po to Malachijas aprašo, kad toji viešpaties sugrįžimo diena bus kaip lydytojo ugnis, kaip skalbėjų šarmas. Jisai atsisės tirpdyti ir valyti sidabro, švarius padarys Levio sūnus, išgrynins lyg auksą ir sidabrą. Levio sūnus, tai čia kalbama kunigų sūnus, tada jie kaip dera aukos viešpačiui atnašas. Čia yra kalbama tikrai ne apie kūdikėlį Jėzų. Kai kūdikėlis Jėzus atėjo, ar kas nors užsidengė, nieko panašaus. Bet štai čia kalbama apie viešpaties sugrįžimą, apie tą sugrįžimą, apie kurį kalba ir pats Jėzus. Aš sugrįšiu antrą kartą. Kalėdos, kurių mes laukiam, minime, palikime mažiem vaikučiam. Jiems patinka eglutės žaisliukais prisiminti ir tegul jiems tai būna. Tegul būna gražu. Dovanėlės. Mes, kaip sako, esam kaip vaikai, padovanokim. Čia viskas yra vadinamas gražus religinis folkloras, bet tai yra praeitis. Sutinkat su manim? Jėzus sako, aš dabar sugrįšiu, kai jūs nesitikėsit, bet štai kaip pranašas Malachijas ir aprašo, kaip lydytojo ugnis. Dėl ko? Dėl to, kad niekas negalės įeiti į dangaus karalystę, tai kas yra nuodėmė, kas sutepta, nešvaru. Dėl to jis kalba, kad visas ta lydytojo ugnis, skalbėjų šarmas tam, kad padaryti mus Levio sūnus išgrynintus lyg auksą ir sidabrą. Dėl ko? Tam, kad būtų aukojamos, sako, tam, kad jie deramai aukotų viešpačiui atnašas. Ta atnaša kas yra? Esu aš pas. Pati didžiausia auka Dievui yra mano gyvenimas. Bet kad tas mano gyvenimas būtų Dievui priimtinas, dabar jūs patys savo galite atsakyti, kaip sekasi gyventi. Jeigu ne tos klausyklos, tad mes sakom, ta dvasinė higienos priemonė, aš tas klausyklas vadinu grožio salonais. Ten ir spa centras, ir kas tik tai nori, ten tau ir sielos makijažą padarys, ten papuoš, apkirps, nuplaus. Ten vyksta tas skalbėjų šarmas, viešpaties lydytojų ugnis. Jūs jaučiat, kai jūs ateinat iš pažinties, tiesiog tos išpažinties nelabai kartais noris. O dar jeigu mano nuodėmės yra kažkokios, kurių nenorėčiau, kad kiti žinotų, tai tiesiog tave degina, bet kaip malonu, kai tu nuo tos pat centro išeini, tai kaip iš po pirties, švarus, kvepiantis, jaučiat, gamta džiaugiasi. Visi miesto katinai, gyvūnai paskui tave eina, žinai, tu toks malonus, uodegytė visgint, gal net, kaip ten saka, paukščiukai net ant tavęs gal nori nutūpti. Jie tavęs nebijo, įsivaizduoja. Vat, viešpats sako, noriu, kad visi būtumėt pasiruošę. Ir prieš tai būtinai atsiųsiu dar pranašą Eliją. Ta Elija, kuris jau buvo paimtas į dangų, kaip paskui Jėzus sakė savo mokiniams, Jonas Krikštytojas ir yra tas Elijas, kurį
buvau jums pažadėjęs atsiųsti. Ir šiandien mes klausėmės, kaip tas pranašas Elijas antrą kartą ateina. Jisai gimsta Jono Krikštytojo asmenyje. Ir toji visa istorija, kai kalbama Evangelijų pagal Luko 1 skyrius 57-66 eilutės, ten sakoma, kad kai atėjo tas laikas Elzbietai, senyvo amžiaus moteriai gimdyti, jie susilaukė sūnaus, jie visi džiaugiasi. Ir kad dabar tasai gimęs kūdikis gautų savo galias, kad jisai būtų tas, apie ką ir kalbėjo, reikia jam duoti vardą. Kol kūdikis neturi vardo, jisai yra dovana užpakuota, neatidaryta. Ir mama, moteris, taip pat giminės, pašaliniai žmonės, sakykime tokie, visi dabar nori tam berniukui duoti vardą, nes berniuko tėvas irgi senyvo amžiaus Zacharijas, kaip prisimenat, prieš 9 mėnesius turėjo pokalbį su arkangelu Gabrieliu ir jis ten neapgalvotai kažkokį uždavė tam Gabrieliui klausimą, suabejojo ir kaip ženklą, kad jisai nebejotų, jam arkangelas Gabrielius atėmė kalbos dovaną, jisai nebegalėjo kalbėti. Na ir tada eina jie visi pas to kūdikio tėvą, senuką Zachariją, ir ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti tą kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė jo vardas Jonas. Ir kas dabar čia atsitinka? Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėti, šlovindamas Dievą. Dėmesio. Mes laukiam sugrįžtančiojo viešpatį Jėzaus Kristaus, kuriam irgi bus vėliau duotas vardas. Šioje Evangelijoje aš norėčiau, kad mes irgi tikrai labai rimtai pažvelgtumėm į tai, kaip mes vienas kitą vadinam. Pasirodo, kad suteikti vardą tai uždegti žmoguje žalią šviesą veikti. Dar daugiau. Su šiuo įvykiu žodis ir užrašytas žodis, reiškia garsinis ir užrašytas gauna tą pačią jėgą. Jeigu žinote, kai Dievas kūrė pasaulį, Dievas neužrašinėjo savo žodžių, jisai tardavo ir įvykdavo. Su šiuo įvykiu naujaisiais laikais pasirodo galima ant sienos parašyti kažką tokio ir veikia tokiu pat principu kaip ir balsu. Galima žmogų prakeikti, galima palaiminti, galima gražų dalyką palinkėti, tai veikia. Ir kas yra dar nuostabus dalykas, kad vardą, vyrai, kurie esate jūs, labai būkit atsargus, kai vyrai įvardėt ką nors. Matot, kai moteris mama, netgi sakė Jonas, niekas dar nevyksta. Kadangi kaip Dievas sukūrė žmogų, Dievas vyrui Adam davė šitą galę, sako, kaip pavadinsi tą daiktą reiškinį, toks to daikto reiškinio, ar tai žmogaus vardas, prigimtis arba ten būdas ir bus. Adomas, žinote, davė visus vardus gyvūnam, reiškiniams ir tai mes, kai dabar turime įvardintą, turim padėkoti mūsų pirmajam žmogui Adam, šitam vyrukui. Čia irgi tarsi kaip žinutė, jūs, kurie esate jau, ar tai tėveliai, seneliai, jaunimas, kurie būsite tėvai, įsidėmėkite, kad ši galia duota išskirtinai vyrams. Moteris turi malonę pagimdyti kūdikį, vaiko tėtis duoti vardą kūdikiui. Nes tik tai davus, tik ištarus tėvui vardą, įsijungia mechanizmas, išsipakuoja kūdikis.
Jis tampa pilnas šventosios dvasios, tarsi užsidega žalia šviesa. Ir kai davė vardas Jonas, išsiverčia iš hebrajų kalbos Jahvė yra maloningas. Tai būtų paraidžiui. Jonas, tai Jahvė Dievas yra maloningas. Mėlyjeji, jeigu prisiminsime, kad esame labai atsakingi šiandien, sugrįžtant Jėzui Kristui, ką nors vadinti arba pravardžiuoti, nes už tai teks atsakyti, kai jisai sugrįž kaip ta lydytojų ugnis. Ne veltui Mato Evangelijos 12 skyriui perskaitysite 36 eilutę, Jėzus sako, paskutinė teismo diena, vat kai aš tas su lydytojo ugnimi sugrįšiu, visi žmonės duos apyskaitą už pasakytą tuščią žodį. Ar jūs jaučiat? Už pasakytą tuščią žodį. Va ta ble, ble, ble. Nu, kas čia tokio? Pavadinau ten kokį nors, nežinau, dabar kaip mėgsta ten kažkas tai uždėti etiketės kitiems atsargiai. Duosim paskutiniam teisme, ten lydysis mūsų smegenis, nervai lydysis. Aš to nesakiau, sakei. Susikaupkim ir kai einat iš pažinties, nepamirškit vieną iš tokių baisių nuodėmių, kurių tau gali kainuoti amžiną gyvenimą arba amžiną pragarą. Tai tie visi mūsų pasakyti žodžiai, apkalbos, nedaug Dieve šmeižtas, etikečių klijavimai. Jau kai duodat žodį, tiesiog drebėkite, ne, kaip tą žmogų pavadinti. Ir su didelė pagarba ištarkite to žmogaus vardą. Nu ir ką? Kai jisai sugrįž, bent jau jūs, kurie čia dalyvavot, aš esu armus, šituo klausimu, ko gero, egzamino išlaikysit ir būsit kaip tie Levio sūnus, išgryninti ir jūsų auka, jūsų gyvenimai bus priimti, būsite paimti į dangų. Amen.